įsigijau šiais metais geriausia, tai mano geriausia investicija į savo grožį. Man labai patiko. Iš tikrųjų, aš esu toks žmogus, kad aš turiu savo nuomonę ir tai, ką man pasakoja, aš priimu arba atmetu. Tai, iš tikrųjų, kaip man kalbėjo apie grožio procedūras, aš aišku to tikrai norėjau. Tai aš ir sutikau ir esu nuo Liepos 2 dienos, beveik nuo pradžios. Nes žinau, kad centras įsikūrė visus kažkur balandžio mėnesį. Tai va, tai kaip ir nuo pradžios ir žinokit, galiu dabar drąsiai teikti, kadangi mano sesuo gydytoja ir skambina man telefonu, ten visokių čia tų kalbų buvo ir sako, ar tu žinai, ką tu įsigijai? O aš sakau, žinai, aš ką įsigijau šiais metais geriausia, tai mano geriausia investicija į savo grožį. Tai aš taip ir atsakiau, nes aš aišku pasakiau, kad aš žinau, ką aš darau, tikrai manęs niekas neįkalbinėjo, jokiais pletkais aš netikiu ir labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų, sakykime, tos procedūros, į kurias aš einu, tai man tikrai suteikia didžiulį džiaugsmą. Ir tai, kad aš namuose iš tikrųjų vykdau visus nurodymus į savaitę kartą, kas priklauso. Aš netgi galiu pasidalinti tuo, kad kaip aš elgiuosi, ir moterim patarti. Kai aš darau procedūras penktadieniais, aš šeimai pasakau, aš išeinu iš namų. Ir manęs nėra, manęs nekalbinkit, aš išėjau į procedūras. Ir aš tiesiog išeinu 1,5 valandos dėl savęs, namuose. Ir iš tikrųjų, aš be jokių ten kažkokių tai, kažką norėdama parodyti, bet man tai tikrai labai patinka. Ir sakau, moteris, jeigu norit investuoti save, tai tikrai kviečiu visas ir netikėkit tuo, kas sakoma, tikėkit bandydama savo. Tik savo bandydama žmogus gali pamatyti, ar yra rezultatas ar ne. Man yra, iš tikrųjų. Jeigu aš įsigijau produktą, tai aš žinau, kad aš įsigijau ir kam aš įsigijau, aš turiu tikslą. Ką aš darau, naudojuosi grožio procedūrom jūsų centro. Tai, kadangi, kiek girdėjau, man tenka bendrauti ir, sakykime, per grožio procedūras su vadovėm, kurios tai daro, tai ne visos moterys nusipirka ir, sakykime, padeda į stalčių. Jeigu aš įsigijau produktą, tai aš žinau, kad aš įsigijau ir kam aš įsigijau, aš turiu tikslą. O šiaip, sakykime, ir moterims, gal čia netgi patarimas, kad investuoti į save. Pirmiausia, iš tikrųjų mes būsim laimingos tada, kada mes pačios savo būsim laimingos. Ir aš einu į centrą, aš ir šiandien iš centro. Aš einu į centrą, džiaugiuosi, aš išeinu dar labiau džiaugiuosi. Ir pas mane tas pozityvumas, tiesiog pilna. Man labai gera. Jeigu mes norim kažką pasiekti rezultatų, mes už jį mokam. Aš manau, kad pirmiausia, moteris nežino, ko jos nori. Jom pasiūlė, parodė, bet jos tiesiog net nebando įsivaizduoti, kas tai yra, greitai susižavėjo, bet nemąsto. O antras dalykas, aš manau, kad aš šneka, iš tikrųjų ir aš girdėjau tokių kalbų. Tai, ta nuomonė jų, kad daug sumokėjo, paskui gal persigalva, paprasčiausiai tingi daryti tai, kas reikia daryti, kad yra sumokėti pinigai, tikrai mokam už tai, kad yra produkcija. Nieko šiai dienai pigiai įsigyti negalim. Iš tikrųjų tai reikia suvokti. Kas pigu, tai pigu, tai ir turim pigiai. Jeigu mes norim kažką pasiekti rezultatų, mes už jį mokam. Aš tai manyčiau, tik tokia mano nuomonė. Ir kad šneka žmonės, tai, nežinau, tiesiog arba kas nors padeda jiem dar šnekėti šalies, arba tiesiog neturi savo nuomonės. Gal kaimynės pareina, pasako, kad ką tu čia padarei, tiek pinigų sumokėjai ir taip toliau. Aš manau tik tai taip. Aš taip asmeniškai pati savo sprendžiu, ką man daryti. Ir kaip elgtis. Gražių žmonių vyrai netinka. Aš manau, tai pirmiausia, tai moteris, jeigu jos sėdi vyro kišenė, nepasitarusios, tai padaro ir vyrai paskui apdurnina jas. Taip jau labai negražų tą žodį gal pavartau, bet jis taip yra realiai. Tai čia, moterų problema.
Aišku, aš irgi parėjus nepasakiau iš karto vyrui, aš labai gražiai pradėjau ten aš naudoju kremus, parodžiau, kaip jie atrodo. Nu, bet kadangi vyras žino, kad aš tikrai blogų daiktų neperku ir jisai priėmė tai, kaip yra. Tiesiog nori, kad jo žmona būtų graži. Ir iš tikrųjų, gražių žmonų vyrai netinka.